Sveiki. Noriu šiandien paliesti tokią temą. Jinai yra nemaloni, tačiau be galo svarbi. Turbūt tai yra esminė, pagrindinė tema, kodėl mes niekada nelaimime nei rinkimuose, nei niekur kitur. Nelaimime, tai turiu omeny tai, kad mūsų vadinamos šitos opozicinės partijos ir veikėjai niekada nepapuola į Seimą ar valdžios organus. Šį kartą tiesiog neminėkime to, kas yra iš tikrųjų opozicinė partija ir kas tik tai prisidengia opoziciją, bet tačiau yra vis tiek tie patys rusofobai ir pasiruošę palysti po to pačio amerikono jungu. Tiesiog aplamai pakalbėkime, kodėl šitie žmonės ir tikrieji opozicionieriai ir netikrieji niekada nepapuola į Seimą. Žinot, kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra iš tikrųjų lemia, kokie yra tikslai. Ar tikslas yra padėti Lietuvai išeiti iš šitos duobės, ar vis dėlto tikslas yra tiesiog valdžia, bet kokią kainą papulti į valdžią. Tai va aš manau, kad tokių tikrųjų opozicionierių, kurie norėtų padėti Lietuvai, iš tikrųjų Lietuvoje nėra. Čia sugrįšime šiek tiek vėliau ir paaiškinsiu kodėl. Na, o visi kiti, iš tikrųjų, tai prisidengia tuo didžiuoju patriotizmu ir bando bet kokią kainą papulti į Seimą. Na, štai aš patyriau šitą dalyką dabar ant savęs, kadangi gavau kritikos pelnytos, o dažnai ir nepelnytos iš šitų vadinamų opozicinių lyderių ir jų partijų. Ir iš tikrųjų niekaip nesupratau, kodėl, kada ir už ką aš tapau jų priešų. Jeigu mes visi deklaruojame, kad mes bandome kovoti su šita sistema, tai turėtume palaikyti vienas kitą. Tačiau gaunasi kitaip. Ir štai aš gavau purvo lavinos nuo dviejų partijų. Tai yra nuo Teisingumo aušros ir nuo, kaip jie čia tie vadinasi, susitelkimas. Reiškia, gerai, pradėkime nuo pradžių. Pradėkime nuo Teisingumo aušros, kur jie iškėlė lyderį į prezidentus Eriką Švenčionienę. Ir štai dar jie nebuvo, kaip čia pasakyti, dabar aš neatsimenu tų visų detalių, kada tai buvo, tačiau kalbėkime faktais nuo to, kad aš pirmas iš Lietuvos žmonių, kuris deklaravau oficialiai, jog kandidatuosiu į prezidentus. Po to atsirado iš Teisingumo aušros, jie iškėlė Švenčionienę. Ir staigiai po to atsirado Paleckio toksai pareiškimas, kad vienintelis tikras ir vertas kandidatas į prezidentus yra tik tai Erika Švenčionienė, o tie iš opozicijos tai bus kažkokie tai nesusipratėliai. Na, kadangi daugiau Lietuvos padangėje nebuvo niekas apsiskelbęs, kad kels kandidatūrą į prezidentus, tai reikia suprasti, kad tai jis turėjo mane. Ir dabar kyla klausimas, tai kodėl aš jiem tapau priešas, jeigu mes kariaujame prieš tą pačią sistemą, prieš tos pačius sisteminius ir Ameriką? Atsakymas labai paprastas. Jiems bet kokią kainą reikia nuimti iš kelio prezidentą. Konkurentai prezidentus. Lino Jurgučio čia neturi būti. Todėl, kad rinkimus laimėti turi Švenčionienė. Ir žinote, čia momentas, aš kalbėjau su Švenčionienė, suprantate, kandidatų į prezidentus turėjo eiti pats Paleckis, bet kadangi jį pakišo į kalėjimuką, tai iškėlė Švenčionienę. Prieš tai šito judėjimo kandidatas kažkada tai į prezidentus kandidatavo pats Juraitis. Matote, eilę metų jie siekia valdžios. Ir iš savo kelio bando pašalinti konkurentus. O juk taip neturėtų būti. Jeigu turėtų būti, kad mūsų priešas yra tie, kurie dabar sėdi valdžioje ir dar didesnis priešas yra šeimininkas mūsų esamos valdžios, tai mes turėtume telktis į branduolį, bet nieko gyvų nedergti ir nesmerkti
savo prieteliaus, kuris taip pat eina kovoti prieš tą patį priešą. Bet va štai jie elgesi visiškai kitaip. Ir išvadas galima susidaryti, tiesiog patys matote kokias. Tikslai yra nevienodi. Vieni bando kažką tai padaryti iš tiesų Lietuvai, kitųgi tikslas yra tiesiog valdžia. Na ir štai dabar sugrįžkime prie susitelkimo. Ir vieno iš jų veikėjo tai yra Aras Sutkus, kuris jau kuris laikas, gal pusantro mėnesio mane atakuoja visokiomis negražiomis žinutėmis, po ko vieną kartą aš neapsikentęs jau ir pasiunčiau juos velniop. Jūs galite po YouTube'ės kanalo šito rasti jo komentarus, aš neištryniau, galite pasiskaityti ir tenais yra tokie epitetai sklindantis iš jo lūpų. Aš čia sutrumpintai pasakysiu, kad reiškia, čia esu aš, jis apibūdina taip mane, tai yra bejėgis, nekalto prasidėjimo, snarglius, vazojantis, verkiantis, besiskundžiantis, nuskriaustas kandidatas į prezidentus. O Sutkus nespėja liktai nuo kojų apykojas viens kitam perdavinėti. Tai vat, žinot, man buvo irgi iš tikrųjų skaudu tai skaityti iš tikrųjų ir aš nesupratau, kamegi čia reiklas, kodėl aš jam tapau priešu, juk mes kovojame prieš tą patį priešą, prieš landsberginius ir amerikonus. Tačiau aš pabandžiau jam paskambinti. Mūsų pokalbis nebuvo labai šiltas, sakysime taip. Tiesiog aš jo paklausiau, žmogau, ką tu darai, tu gali manęs nemylėti, bet kaip tavo komentarus skaito, sakysime, mano gerbėjai, kurie palaiko mane, ar tu jų akise nenukrisi ir nepadarysi žalos tiesiog savo ir mūsų bendram judėjimui, juk žmonės mato, kad jūs skleidžiate, kalbate apie vienybę kiekvieną kartą, mes kartu, o iš tikrųjų tu dabar muši savo sąjungą. Tai kaip tai atrodo? Tai reiškia, man atrodo, kad jūs biškelį veidmainiškai elgitės. Jisai šitą dalyką suprato ir liktai mes suderinam, kad viešoje erdvėje mes vienas kito, ta prasme, nepulsim. Bet vis tiek man mintis kirbėjo galvoje, velnas, o kasgi čia yra, kodėl Aras Sutkus aplamai tai pasielgia. Ir nesvarbu, ar mes dabar susitarsime viešoje erdvėje nesipykti ar kažkaip kitaip, bet esmės tas nekeis. Aš jiem tapau priešas. Na ir pabandžiau aš pasinagrinėti, ogi ką aš ten radau, kad susitelkimo brandolys, į kurį dabar įeina Aras Sutkus, Tauras Jakilaitis, Nendrė Černiauskienė, reiškia taip, Aras Sutkus ir Tauras Jakilaitis yra tokios partijos kaip Lietuvos liaudies partijos pirmininkai. Reiškia, Aras Sutkus pirmininkas buvo nuo 2015, Tauras Jakilaitis laikinas pirmininkas buvo nuo 2020 metų. Na, va štai jums ir atsakymai. Reiškia, jie galbūt šiandieną neturi konkurento į prezidentus, bet šitą partiją matyt turės, jie ruošiasi. Ir štai jiems reikia iš kelio pašalinti Liną Jurgutį. Ir kokiu būdu jie tai daro? Jie mane tiesiog dergia. Tiesiog, vat, tokie epitetai, kai nekalto prasidėjimo, snarglius valgantis, verkintis, besiskundžiantis, nuskriaustas kandidatus į prezidentus Linas Jurgutis. Ar tai yra garbinga, sakykite? Ar tai, ką jie dabar šneka apie dirbkime kartu, vienykimės, bendradarbiaukime, ar tai atitinka jų šūkį ir jų realūs darbai? Man atrodo, neatrodo, aš esu įsitikinęs, kad šitie dviveidžiai žmonės yra tiesiog kovotojai dėl valdžios ir pati Lietuva jiem yra visiškai nusišikti. Antraip, Tauras Jakilaitis tiek su Aru Sutkumi, jie turėtų pasikviesti mane ir kurti planus, kaip kovoti prieš šitą Lietuvą užgrobusius banditus. Bet ką jie pasirenka? Jie pasirenka ėsti mane. Taigi, žmonės mėlėjai, aš, kaip ir sakiau, aš jums nemeluosiu. Ir sakysiu visą tiesą, kokia jinai bebūtų. Ar jinai būtų karti, ar jinai būtų saldi, bet tiesa yra tiesa. Ir jeigu mes pasirinksime
užmerksime kartais akis prieš mūsų jau numylėtus veikėjus, jiem atleisime kažkokias tai nuodėmes, ai, nu čia buvo nesusipratimas, ai, Jakilaitis gal galėjo tai pasakyti, ai, Sutkus gal biškelį suklydo, pasikaršiavo, bet čia nieko tokio. Ne, tai yra pagrindas, nes tai žmonės, kaip sakant, jie išsiduoda tuo būdu, ko jie nenori pasakyti, bet kas jie yra. Tai štai jums ir yra penas apmąstymų, kas iš tikrųjų yra kas. Daugelis žmonių deklaruoja, kad jie eina ginti Lietuvos, bet jų tikslas iš tikrųjų yra tik tai valdžia. Ir žinote, jie visi deklaruoja savo kažkokias tai programas. Ir aš savęs pagaunu ant minties, kada žmonės klausia, Linai, papasakok tu man savo programą, išdėstyk programą, ir aš iš tikrųjų neturiu ką sakyti, nes programos mano nėra. Mano programa, tai kaip aš ir sakiau, tai dar kartą galiu pasakyti, tai yra kova dėl savo vertybių. Ir tokios programos, kaip ką aš darysiu, ką po ko, jos tiesiog nėra, nes aš nežinau, kuo tas mūšis baigsis, kiek jisai laiko tęsis. Aš žinau tik tai tiek, kad aš eisiu sugriauti esamos sistemos, o visą kitą turi padaryti liaudis. Visus liaudžiai svarbiausius dalykus turi nuspręsti liaudis pati per referendumus arba per peticijas. Ir kitokio kelio nėra. Jeigu mes kalbame apie Lietuvą, tai Lietuvos likimą turi nuspręsti žmonės, o ne kažkokia partija, ir tuo labiau kažkokie tai išsišokėliai žmonės. O dabar pasižiūrėkime, kągi reiškia partijų programos. Prašau labai įsidėmėti tai ir atkreipti tai dėmesį. Kiekviena partija kuria kažkokią tai programą, kuri patiktų žmonėm. O kas iš tikrųjų ta programa yra, kad ir labai graži, kad ir populistinė, kad ir labai gražiom spalvom nudažyta ir atrodytų labai saldžiai. Kiekviena programa tai yra ne kas kitas, o būdas valdyti jums. Jeigu jūs juos išrinksite, tai jie turės ateiti jumi valdyti pagal jūsų kurtą programą. Tai niekas kitas yra, tai tik tai kitoks jūsų valdymas. Ir viskas. Taigi, aš ir pamačiau skirtumą tarp savęs ir jų, kad aš šitos programos neturiu. Nes mano tikslas ne ateiti jūsų valdyti. Mano tikslas yra sugriauti vergvaldžių tinklus ir atvesti jūs pačius prie valdymo svertų, kad jūs patys galėtumėte nuspręsti ir valdyti save. Tai va štai mano toks skirtumas tarp manęs ir visų esančių dabar jau deklaruotų, kurie eis į Seimą ar į prezidentus veikėjų skirtumai. Tiesiog žmonės, aš kiekvieną kartą jums sakiau, kad galvokite, jūs netikėkite manim nieko, ką aš pasakysiu. Tiesiog dabar paimkite visus šitus faktus ir perleiskite juos per logikos filtrus. Jūs pamatysite, kad šitos spalvos, gražios, ką jie deklaruoja, yra tiesiog spalvos. Tai yra akių uždanga jums apmulkinti. Jų tikslas yra tiesiog valdžia. Lietuva jam yra nusišikti visiškai. Esmė juk yra tame, ką aš dar kartą pasikartosiu ir ką sakiau, išsikalti aukso raidėm visur, visame kame, kad jūs šitą žinotumėt, kaip Dievą myliu. Reiškia, kas yra valdžioje, to interesai ir yra ginami. Kas yra valdžioje, to interesai ir yra ginami. Taigi, kol mes nebūsime valdžioje, ta prasme, ne mes, aš esu tik tai vienas žmogus iš jūsų. Kol jūs nebūsite valdžioje, tol jūsų interesų negins niekas. Tačiau šiandieną mes turime didžiulį šansą papulti į valdžią, todėl kad tokio atvejo, tokio reiškinio kaip Linas Jurgutis, kuris sugalvojo kilti iš pelenų, iš jūsų tarpų žmonių, dar nebuvo niekada tokio dalyko ir tokio pagreičio, kaip dabar, kad įgijo, kad žmonės pasigautų šitą idėją, dar taip nebuvo. Tai mes turime šansą įgyvendinti savo idėją, todėl kad palankesnio momento galbūt nėra. Amerikos demokratai greičiausia praras valdžią jau rytoj. O po kelių metų ir Bidenas grius. O tai reiškia grius ir mūsų šitą velniam parsidavusi Landsbergių klika. Tai štai dabar yra tas momentas, kada Lietuva gali
pradėti eiti visiškai kitų kelių. Tačiau čia yra kita tema. Dabar tiesiog žmonės pagalvokite apie tai, ką aš jums išvardinau. Kokie yra tikrieji tikslai skelbiančių žmonių, kad jie eina kovoti už Lietuvą. Tiesiog žmonės, galvokite. Daugelis mūsų vadinamų politikų dar kartą nori jūs apmulkinti ir mus išskaidyti. Todėl, kad jeigu pasižiūrėkite tiesiog į faktus, štai jau kiek eilė metų šitos mažytės partijėlės, jos nieko vadinamos partijėlės, kurios neva opozicinės, jos nieko kito neveikia, kaip artėjant rinkimai pešasi tarpusavį ir skaldo. Tai dabar jūs man atsakykite, ar jie tokie yra durni iš tikrųjų, kad jie nesuvokia, kad pešdamasi jie nieko nelaimės. Ar tos partijėlės yra iš tikrųjų sukurtos tam, kad ir skaldyti visus, kad jie niekada nesusivienytų. Ar jų vadovai yra tokie gluši, kad šito nesupranta. Bet kokiu atveju šitos visos partijėlės ir jų vadukai, tai yra niekas kitas kaip destruktoriai, kaip politikai, kurie pastatyti, sugriauti visą žmonių vienimąsi, arba yra antiek naudingi idiotai, kad jie patys tai daro to nesuvokdami. Bet kaip ten bebūtų, jų visų tikslas yra tikrai ne Lietuva. Tai yra valdžia su savo programomis. Jie nori ateiti dar kartą su savo programą valdyti jūsų. Aš jums sakau, neužkliūkime ant šito. Eikime valdyti patys savęs. Mums jų nereikia. Ir žinote, ką aš pasakysiu. Kiti sako, kad štai mūsų Lietuva yra apmulkinta, nelabai protinga ir taip toliau. Ir reikia, kad kažkas ateitų, juos paprotintų ir jiem parodyti, kokiu keliu jie turėtų eiti. Huine visa šita yra. Suprantate, aš jums pasakysiu. Netgi ir bet kuri tauta kvaila jinai yra, protinga, turtinga ar vargana, kiekviena tauta turi teisę eiti taip, kaip jai patinka, jos keliu. Ir niekas pasaulyje negali vadovauti ir nurodinėti, kur jums eiti. Taip, kad kai kažkoks oratorius pradės kalbėti, kad jūs čia nieko nesuprantate, vykite į lauk. Tai yra dar vienas mulkis, kuris nori ateiti jūsų valdyti. Taigi, šiandien buvau piktas, bet nepasakyti šito aš tiesiog negaliu, todėl kad jeigu mane skaudėtų širdies dėl savo Lietuvos, aš šito nekalbėčiau. Aš žinau dabar, kokią aš laviną purvą užsitrauksiu iš šitų veikėjų, kuriuos aš čia dabar paminėjau. Tiesiog nepasakyti šito aš neturiu teisės. Jeigu aš atėjau kalbėti tiesą, tai aš kalbu tiesą. Taigi, žmonės Lietuvos, žinokite, kas yra valdžioje. To interesai yra ginami. Ir netikėkite nei vienu žodžiu, ką aš pasakiau. Tiesiog viską, ką aš pasakiau, perleiskite per logikos filtrus. Ir jūs rasite savo atsakymą. Iki.